Šiandien noriu pristatyti kokteilinę zylę su titanu dengtais ašmenimis. Ją galite įsigyti krinona.lt. Variklis šioje kokteilinėje yra 2000 W, o apsisukimų skaičius per 1 minutę siekia net 30 000. Tai reiškia, kad ši kokteilinė gali sumalti, susmulkinti, sutrinti net pačius kiečiausius produktus, pavyzdžiui, riešutus, ledų gabaliukus, šaldytas uogas. Tai reikia tik tais viską susidėti ir paleisti suktis. Titano peiliukai nebijo jokios korozijos, tai reiškia, kad jie ilgą laiką bus aštrus ir veiks efektyviai. 2 litrų talpos indas, kuriame vyksta procesas, yra gaminamas iš specialaus plastiko, tritano, kuris yra atsparus bet kokiems smūgiams, įbrėžimams, dėl to jį galima plauti indaplovėje, jis neįgeria jokių kvapų, o tai reiškia, kad labai tinkamas gaminti maistui. Taip pat pridedamas pusės litro multifunkcinis malūnėlis, kuriame galima malti, trinti sausus ir šlapius produktus. Kavos pupeles, prieskonius. Puikiai tarnauja šis indas. Šis prietaisas taip pat turi net 5 funkcijas. Pulsavimas, glotnučio režimas, skaldimas, čia ledukai nupiešti, ir malimas. 5 funkcija yra savaiminis plovimas. Jeigu įpilsite čia vandens, šilto vandens, maždaug pusę tūrio, lašelį plovimo priemonės, jis savaime išsiplaus ir jums reikės tik tai išskalauti. Pradžiai pasigaminsime žalį glotnutį. Įdėsiu šiek tiek ledukų, kad būtų gaiviau. Šaldytų šilauogių, jos yra kietos, vos įkandamos. Špinatų. Riešutų, kiek pageidaujat. Kaip matote, čia dera ir minkšti, ir kieti produktai. Obuolio dar kelias skilteles įmesiu. Vis tiek kokteilis žalias. Ir įpilsiu šiek tiek vandens. Ir renkuosi pradžiai skaldymo režimą, nes ten yra ledukų. Tai ir jungiu glotnučio režimą. Jaučiasi riešutas, ir šilauogė, ir špinatai. Viskas, kas įdėta, viskas suteiks man energijos. Pasigaminsiu avinžirnių užtepėlę. Pirmiausia, subersiu virtų avinžirnių, česnako porą skiltelių, kalendros maltos, malto kumino, druskos, juodųjų pipirų pagal skonį. Tada sezamo aliejaus, alyvuogių aliejaus, ir šiek tiek vandens. Mane taip mokė Jeruzalėje, kad reikia būtinai vandens truputį pilti į humusą. Bet sakau, kiekvienas turi savo receptą. Uždarome, renkamės pulsuojantį režimą. Atsidarome. Puiki konsistencija, net pukši šitą masę, kaip gerai jinai išsitrynusi. Puikus, šviežias, ką tik pagamintas humusas. Jeigu jūs norite pasigaminti kažkokį tai kokteiliuką, glotnutį ar ką, galite naudoti mažesnio tūrio indą. Dėsiu bananų. Vienas pabėgo pas riešutus ir tai buvo ženklas, kad reikia įdėti ir riešutų. Čia dar galite prisidėti visokių prieskonių, medaus, kas ką mėgstat. Šiek tiek vandens ir pasirenkam glotnučio režimą. Maždaug po pusės minutės nuimu indą, nuimu ašmenis, uždedu gertuvės dangtelį. Ir štai galite šią gertuvę neštis į automobilį, į darbą, į žygį, į sporto varžybas, kur kas mėgstat. Reikia ir paragauti. Puikumėlis. Tai buvo zylė kokteilinė su titanu dengtais ašmenimis. Ją galite įsigyti krinona.lt.